Gerai, tai manau pratęsim pasakojimą, ko mums reikia sapui. Šiandieną, ko užsiėmėm, tai jau nusiėmiau nuo 36, tai yra B18 variklio pravodkę. Ir dabar trumpai galiu pasakoti, kokie yra planai. Būtinai atsižymi, pasižiūri, koks laidas, ką daro, į kokią fiškę jungiasi. Ką reikia perdėti iš šito variklio? Tai perdėti reikia šitą jungtį. Pas KM6 radiatoriaus visai kitokia jungtis. Čia yra quick release'as tas. Šitą detalę perdedam, nes čia yra elektroninis tas. Aš tiesiog palikau 36 viduj termostatą, nes jis atsidaro prie 95 laipsnių, o 46 modelio prie 105, jei neklystu. Generatorių realiai galima nekeisti, bet kadangi čia yra fiškutė ir man bus daug patogiau susikaudyti, kai viskas idealiai atitiks nuo to variklio, tai kadangi jie tokie patys, tai perdėsiu nuo KM6 generatorių, bus tiesiog daug patogiau. Temperatūros datčikas, kuris turi apvalią fiškę, o ant B19 motoro neapvali fiškė, galima jį tiesiog išsukti ir pakeisti. Ta oro pompos sistema visa, kur eina į koliką, aš jos nenoriu perdėti, nes jinai man nereikalinga. Ir va, kol kas tiek reikalų, dabar jau, kadangi čia nuėmiau pravodkę, o čia jinai dar yra, tai dabar čia nuimsiu visą pravodkę ir bandysiu ant jos užmauti. Viską tada dėžę, viskas sumaunu, viską lygiai taip pat kaip išėmiau, kišiu atgal, kad viskas kuo greičiau tiesiog gražiai užsidėtų. Tai tokie planai, bet velniai žino, kaip iš tikrųjų gausis. Kaip čia atsijunginėja pravodkė, tai yra atjungi visus daviklius įmanomus nuo visur. Aišku, kas pirmą kartą darote, tai atsižymėt plaidelį, žodžiu, visa šita kasa turi gražiai nusiimti. Tai viduj ten yra, čia pačioje yra, po koliku va čia yra, tai viską reikia atjungti. Tame, kad kadangi darau plius minus tvarkingai, tai visos šitos greitos jungtis, jos eina ant KM6 ir kad visi pajungimai tiktų, aš dar planuoju va šitą vietą išsiimti. Pagrindinė tokia šlanga su tokiais perėjimais, tai kad nieko nekeis ir grinai pluginas būtų. Tai kadangi skiriasi šito taip pat fiškutė truputį, žodžiu neįeisinai, tai pakeisim ir šitą daviklį. Tiesiog šitie du varžtai pasikeičia ir įsidėsim kitą. Tai dar, kad būtų įdomiau, patogiau, tai geriausia pasikeisti šitas kuro abi įėjimą ir išėjimą, kadangi ant KM6 eina quick release šlangus. Tai kad būtų viskas pluginas ir patogiau, geriausia tiesiog įdėti nuo KM6 tas kuro šlangutes šitas metalinės. Tai kadangi vis mažiau šviesos lieka, tai trumpai paaiškinsiu, kas čia gavosi. Dėl pačio laidyno, kaip viską pajunginėt. Čia jau nukirpta crankshafto, tai yra čia einančio pas KM6 B19 sensorius apatinio veleno. Tai šitie va 3 laidai ir jie jau pajungti į dabartinio veleno sensorių. Ir nežinau, ar išeis, žodžiu, vėliau matysit, jeigu ką dabar parašysiu, kad neišeis. Jeigu neparašiau, tai reiškia viskas veikia. Čia va likę dar pajungti viršutinę velenėlę daviklį. Visa kita, iš esmės, viskas gražiai susijungia. Tai yra vienas sensorius čia, juodas, geltonas temperatūros, tuos čia, nežinau, detonacinis tikriausiai, tai fiškutė idealiai įsideda. Toliau viskas eina purkštukai. Visi kiti pliusai, minusai eina tiesiog ant starterio, tai nieko iš tikrųjų sunkaus. Tik vienas paskutinis didelis laidas eina tepalo lygio mato, bet aš nedėjau viso šito, nenuiminėjau, nes daug darbo, tai tiesiog tepalo lygio nematysim. Ir tiek. Tai čia iš tikrųjų būtų daugiau darbo, jeigu norėtume tepalo lygį pasidaryti, tai tektų visą šitą oil paną nuiminėti, šitą ir šitą gazo sklendiai, čia eina generatoriui ir viskas. Nu toliau, žodžiu, bus aiškiau, tai viską sudėliosiu. Tai lengvas update'as, žiauriai pavargau, žiauriai nusibodo, viską aprinkom, tai kaip ir minėjau, visa elektronika plius minus visos fiškės susijungia, viskas ok. Galinė šita vieta lieka šitas reikalas nuo E36. Šį kartą palikau ir viršutinį koliką pilnai siurbimo stoką. Nors realiai jeigu visą pilnai perdėjus, tai pilnai tinka nuo 46, bet kadangi palieku apačią nuo 36, tai reikia ir viršų nuo 36. KM6 srautas su Ogofra, kurie yra iš tikrųjų daug didesnė nei šito įsiurbimo diametras, biškai didesnė. Tai nežinau, jeigu žiauriai čiulps orą, tai teks visą įsiurbimą pakeisti KM6. Dabar visa esmė, tai pasikeisiu salniką, nes šitas bėga ir viskas. Dėžę užmaunam, kraunam į mašiną, jungiam kompą ir žiūrim ar važiuoja.
Na ką, tai turime, nežinau, dabar yra sekmadienis, nuo ketvirtadienio pradėjom lyg ir. Tai dabar jau finišo tiesioji, viskas kaip ir surinkta, dėžė yra, viskas gražiai užmautas, kai tik užmaunam dabar viską ir tiesiog riedam, pajungia kurą. Pačią geriausią tepalo praplovimui. Tai šitas kainavo, kadangi 14 eurų, tai tobuliausias buvo. Jau kvepia pirmų užkūrimų. Tai po poros dienų pertraukos grįžtam vėl į garažą. Kokie reikalai? Tai apatinį velnio daviklį pakeitėm, dar nepaminėjau, užkūrėm mašiną vis dėlto. Tai jeigu paliekat 46 visą pravodkę, tai reikalingas apatinis velnio daviklis nuo B19 ir viršutinis. Šiaip realiai daugiau darbo nei paliekant viską B18 variklį su pilnai su kompiuteriu. Bet mes darome taip, tai reikia pakeisti viršutinį velnio daviklį taip pat. Tai kad tai padaryti, reikės padaryti idealiai tokį patį nuskaitimo procesą. Tai čia skiriasi viršutinės žvaigždutės ir patys nuskaitimo būdai. Kodėl? Kadangi čia yra tik vienas pimpaliukas, o čia yra dvi tokias mėtkės, pagal kurias skaito. Tai trumpai tariant, mums reikia sukeisti žvaigždutės. O kaip tai daroma? Tai nusistatome top dead center, tiesiog perdedame tą pačią žvaigždutę irgi į top dead center, į patį viršų, kad rodytų rodiklę. Ir manau, turėtų viskas veikti, nes jeigu neveiks, tai verksiu. Šiaip davai darom viską greitai, kadangi šalta. Tik reduktorių. Vieną ranką vieną iš. Atsivyrinęs? Jo, tam satelitų visiškai. Romka! Šiandieną vėl rodysim, kaip važiuos mašina be išsukimo. Su Šilas Metal sutarėm, kad greitų metų sugebėsim įsidėti M6 bent stebulės pasukamumui. Kol kas bandysim be važiuot, kadangi reikia skilą auginti, tai dabar greitai visi susiruošė. Drop by in your hood, I'ma make your hood flood. Tryna take me from my place, bitch. Yeah, you wish you could. King of the darkness, burning bodies, no furnace. You can never stop us in a room full of darkness with the top gates. Tell me who the hardest. Down south, pimp. Pizda. Važiuoju. Gerai. Jam nieko visiškai. Kamu galim. I'm the smoothest, you can never touch me. I'm in a room full of haters, I might get lucky. I'm the young reaper, you gotta love me. Beat me, bitch, scraping on my skin, and she do it with the green, burning entirely. I'm just thinking like finally I'll be killing my enemies and dumping their bodies up in the sea. I'm the young reaper, that's who I be. Bet į Vovką tai atrodo normaliai, šovėm Vovką вообще nieko. Langas nenusileidžia į galą, bet... Gerai, svarbu neduž. Bet nusileidžiu. Pastatyk skersą, Andriukai. Nemoki? Senelis neleidžia. Gerai, kad senelę klausai. O ką už priekinę lempą sakys? Dužo? Nu. Ja. Dužo. AK loaded, caught it stolen, blood is flowing. Tryna get a motherfucker cause we loaded. We ain't trying to catch a case. Demons creeping in it, deep in it. Bullet cleaning the road, steaming, bitch, I'm fucking dreaming. Troopers inside of my fucking head, think about this day when I make your mess, feeling like some mad. We tipping together, we taking your rest. Duris. Lempa? Ta pati lempa, man atrodo. Dužo? Nespau. Eik, tu net neįbrauk. Nieko. A, įbrauk. Raudona. Pykstu. Žiži, viskas. Išsigelbėjom Andriuko. Vidury žiemos reikia rankinį pasidaryti. Tai porą tokių nesąmonių apturėjom, bet nieko tokio, greit išsitrauksim. Čia kadangi geras apšvietimas, tai lengvas kontaktėlis su Vovka. Didelių problemų nematau. Triple six, I put that on my name. Burn the terror like I'm gang. I'm gon' burn the fucking flame. Hit you like a hurricane. Fucking busters, don't fuck with the LF to the beat. Kaip atsižymėjimą. Tai dabar plius minus galima. O! O kur, prima. Palėtai.
Kas čia buvo? 666, I put that on my name. Bring the terror like I'm Kane. I'm gon' bring the fucking flame. Hit you like a hurricane. Fucking busters don't fuck with the LF to the beat. Angel. Strišiam, gabal. What the fuck? Čia daugiau nereikia. Tai kiek tu du įsipylai? Vakar už pitaką ir šiandien. Tai kur tu normaliai jau neįsipylai? O ten ribočiai iš biškų valgų daugiau.